Paskutinę pavasario dieną Sostinių golfo klube įvyko jau 4. verslo žinių golfo turnyras. Jis kartu buvo ir Lietuvos golfo federacijos reitinginės varžybos bei 3. pagal reitingo svorį turnyras mūsų šalyje. Į renginį suvažiavo net 86 dalyviai, kol kas daugiausiai per oficialių Lietuvos golfo varžybų istoriją. Golfo žaidėjai varžėsi 4 kategorijose, o labiausiai patyrusiųjų kategorijos nugalėtojo laukia verslo žinių įsteigtas prizas – kelionė į kas 2 metus Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį Ryder Cup turnyrą. Lietuvos golfo federacija tikisi, kad vis dažniau vykstant tokiems turnyrams ilgainiui Lietuvoje turėsime jau su kaimyninėmis valstybėmis galėsiančių konkuruoti sportininkų. Žaidėjai, kurie dalyvauja čia šitam turnyre, varžosi ne tik tai dėl verslo žinių įsteigtų prizų, bet taip pat ir golfo federacijos taškų, kuriais po to galutinėje įskaitoje užima savo vietą. Kalbant apie sportinę pusę šito turnyro, iš tikrųjų mūsų golfo žaidėjai, sportininkai šiuo metu yra besikuriantis, treniruodamiesi, tai yra jaunimas, kuris šiuo metu siekia tų rezultatų. Jaunimas, kuris ateina ir labai džiugu, kad šiai dienai vaikų turime tikrai didelės grupės ir Sostinių golfo klube, ir Europos centrų golfo klube. Kas liečia šiandieną geresnius rezultatus, kurie pasiekė, tai visi žaidėjai, kurie anksčiau yra sportavę ar krepšinį, ar šiaip kažkokios sporto šakas ir šiuo metu galintys skirti daugiau laiko ir treniruojasi golfą. Golfo žaidėjų patirtis matuojama vadinamaisiais handicap taškais. Mažiausiai patyrusiųjų kategorijoje verslo žinių turnyre pirmą vietą užėmė Artūras Jonkus. Per 24-36 handicap taškus turinčiųjų nugalėjo Dalius Eitavičius. Moterų kategorijoje triumfavo Regina Kunigelienė, o bendrojoje kategorijoje niekas neprilygo Aliui Bakanovui, kuris ir laimėjo 2 kvietimus į Ryder Cup varžybas. Nugalėtojus sveikindamas verslo žinių vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas teigė, kad verslo žinios ateityje planuoja rengti daugiau kaip vieną turnyrą per metus. Be to, Lietuvos golfo mėgėjai turėtų sulaukti ir verslo žinių išleistos knygos apie šį sportą.